Tai ką, sveiki visi, naujas video. Kaip matot, pradedam pasiruošimą kitų metų sezonui. Tai jo, kaip matėt, iš pradžių nusiplojom visą mašiną, nusiėmėm visą bodį, nes praktiškai visas dalis reiks persidažyti, nes jos apgadintos. Išsiplojom viską, kas po bodžių buvo, nes po galiniais sparnais ten vien žemės ir padangos susirinkę, tai viską pasidarėm, kad būtų malonu dirbti. Tai jo, darbų kažkokių labai kosmiškų neturim prie mašinas, techniniai dalykai, kurias reikia sutvarkyti ir išvaizdą, kažkokių patobulinimų irgi neplanuoju. Šiek tiek dar prapjaustysim galinę mašinos dalį. Kaip ir visos dar nenoriu nupjauti, nes nenurašėm į blokus, bet jo, kažkiek tą padarysim ir daugiau kaip ir techninė dalis liks, kaip ir minėjau. Tai žodžiu, turim dar padaryti unboxingą, nes turim užsisakę naujų dalių. Nieko kažko įdomaus ar nauja, tiesiog toks pat M3 galinis bumperis, bet galime išsipakuoti ir pažiūrėti. Turim M3 bumperį, prie kurio faktas, kad reiks padirbėti. Išpjausim šitą dalį, čia dar išsipjaus daugiau, nes man reikia tą padaryti, nes išmetimas trukdys. O daugiau skylės prasigręš laikikliam, pasiruošiam, nusidažom ir viskas. Gerai, išpakuoti naujas dalis ir žinot, kad nereiks lipdyti iš 10 atskirų dalių senų sulūžusių detalių, nes priekinis bumperis tai šiemet žiauriai kentėjo, bet dar nusprendžiau jį atgaivinti, slenkščiai irgi, bet juos, kaip ir minėjau, dar atgaivinsiu, nes jie tikrai brangus. Su galu prasisukėm pigiau. Tai va, toks tas ir unboxingas, nieko labai čia kažko įdomaus. Kažkokių, kaip ir minėjau, update'ų mašinos išvaizdai nebus, tiesiog atsišviesins ir, na gerai, turėsim liverį kitiem metam. Tai čia tikiuosi išpildysiu tai, ko aš noriu ir bus labai gerai. Tai žodžiu, unboxingų tiek, nieko turbūt nelaukiam, keliamės mašiną ir einam žiūrėti, ką reiks keisti, ką atrestauruoti ir jo, pradėsim pasiruošimą 2026 metų sezonui. Tai žodžiu, ką reikia pasidaryti iš techninės pusės mašinos priekį, tai keisim vairą traukęs tiek traukęs antgalius, keisim šakių šarnyrus, kadangi važiuojam su šilo loku, tai čia tiesiog paprasti standartiniai šarnyrai, tai pasikeisim juos, nes jau dideliam lokė vairas labai purtydas. Kas daugiau priekį? Priekį dar reikia pasikeisti vairą stipriako pagrindinę tą šlangą, nes kai Matsuri bumperis palindo po mašiną, suplėšė šlangą ir dabar lykina, tai pasikeisim dar ir ją. Daugiau iš techninės pusės priekį nieko nėra, viskas tvarkoj, nieks nelinkė, nieko nepažydėm ir nepridarėm darbų sezono metu. Tai žodžiu, that's good, einam ardyti, keičiam naujom detalėm ir jo.
Žodžiu, išsiardžiau visą žioklę, tai tiek priekį, tiek galą. Žiauriai yra gera dirbti prie mašinų, kai viskas atsisuka rankom ir nereikia nieko ten labai per daug prievartauti, kad išimt. Žodžiu, priekį, kaip ir galvota, tai išsisukimo šakių būdų šarnyrai vidiniai kliba. Vienos pusės labai jau kliba, kitos dar toks pusėtinas. Vairo traukės irgi, obuoliukai, kurie sukas prie vairo kolonėlės, visiškai mirė. Tai žodžiu, laikas buvo jau keisti. Išsiėmėm ir gale šakę, nes ji yra linkus ir jau sezono pradžiai iš tikrųjų nepasidarė toks suvedimas, kokio norėjau, bet tipo dar išėjo padaryti tą pusę. Per sezoną dar porą kartų lietėm ir bortą, ir blokus, tai tikrai nei nauda buvo. Tai žodžiu, viską išsiėmėm, turim kitas šakės. Rytoj varysim į pardę, pasimsim naujas dalis ir ką, perpresuosim ir krausim atgal viską į mašiną. Einam, dar tik tai parodysiu, ant kiek šakės buvo dead. Turim išsukimo šakės, tai ne vidiniai, šariniai šarnyrai, tai dar tikrai galim važiuoti, bet va, vidiniam visiškai mirė. Kitos pusės dar biški geresnis, bet irgi jau ant mirties ribos, kaip ir sakiau. Tai žodžiu, keisim abudu, nes šakės jau 100 būtų durna nepakeis. Kaip ir sakiau, varysim dalių ir rytoj pratęsim darbus. Tai žodžiu, išsipresavom visas senas šakės, nesenas, ir pernai turėjau nusipirkęs zipinės šakės, bet jos ten kartu su pusašiu buvo, tai viskas buvo užpuvę. Tai žodžiu, kadangi šiemet jau vieną reikėjo keisti, tai nuvažiavam, viską išsipresavom, persipresau iš savo senos šakės viską, tai jo, galėsim pasikeisti. Negalėjau susipresuoti atgal šarnyrų į išsisukimą, nes pasirodo ten nekiam 6 šarnyrui, o nuo E30 dedas, nu bet žodžiu, nieko tokio, gražinsim tos, nusipirksim kitus, žodžiu, o šiaip tikrai sėkmingai viskas pasidarė, galvau neišsipresuos gražiai pusašiai, nu tai yra neišsimuš, nes jie ten žiauriai užpuvę buvo, bet išsaugojom 2 pusašius, vieną sriegį biškį pagadinom, bet nieko tokio, ten sudildę patvarkysiu. Tai jo, lėkiam dabar atgal į garažą ir jo, pratęsim darbus tenais. Žodžiu, grįžom į garažą. Ką reikia pasidaryti, tai iš senos šakės dar polį išsimt tą dydį. Ir nuo stebulės nusipjauti likusią guolio dalį, nes jos pastringa, kai išpresuoja senus guolius. Tai čia įpjauni ir nusimuš, easy. Ir jo, šitą šakę mesim lauk, viską permetam į naują šakę.
supresuosim naują guolį ir jo dėsim atgal į mašiną. Tada dar eisim, prasipjaustysim dabar galą, nes priekiui detalių dabar neturiu surinkti. Nu, kai kurias turiu, kai kurias ne, bet, žodžiu, reiks palaukti, tai čia jau vėliau bus. Tai jau, kimbam į darbus. Poilsiaut labai geras dalykas, nereikia nieko presuoti, šitai jau dalius susideda, prasikiša įvarę ir viskas, dedam, gazuojam. Jo. Šitą šakę, fun fact, atlaikė vieną kartą blokus, tada dar sudėdimas pasidarė, tada pirmame etape Panevėžy tą bortą kabinau ir Klaipėdai į blokus dar. Na, bet atsilaikė biškį, guolis gal klibas, bet nieko baisaus. Bet mesim lauk. Tai žodžiu, galinė važiuoklė pilnai surinkta, dar pračekinau kitą pusę, ar nėra kokių palaidų galų ir nereikia kažko pakeisti. Tai žodžiu, su galu tiek, gale pradėjau pjaustyti metalą, bet šiandien pabaigsiu darbus, nes nebeturiu daugiau pjavimo diskelių. Tai žodžiu, šiaip dar tikrai daugiau išpjausiu ir perdarysiu išmetimo laikiklius, nes dabar tokia random juosta gaunasi. Tai žodžiu, pasidarysim dar šitus dalykus, bet šitam kartui bus tiek, nes dabar priekio kaip ir negaliu tvarkyti, nes irgi reikia laukti detalių. Tai žodžiu, kadangi noriu paupdatinti jūs, kas vyksta ir kaip pradėjo judėti darbai, tai tam kartui bus tiek iš darbų. Kaip ir minėjau, tai čia išsipjaus dabar dar nepjau, nes, sakau, pasibaigė diskeliai. Bet jau išpjausim šitą, nes čia gan storas metalas padarytas išmetimui laikytis. Ir išmetimą perdarysim tiesiai į lonžeronus, kad laikytųsi. Bus ir tvarkingiau atrodys ir galima bus visą metalą išpjaustyti, kai links lonžeronas, kad čia nieks nebepadėtų jam laikytis. Išpjausiu ir viską iki čia, iki spynos, paliksiu tik juostelę ir spyną, kad dar laikytųsi ta metalinė dalis užpakalio. Tai jo, išpjojam tokius, tai čia visai yra to svorio. Tai žodžiu, tikrai išsimes ir svorio kažkiek iš mašinos ir bus galas labiau flexible, tai nereiks bijoti taip tų blokų. Bet jo, visos šiknos nepjaunu, nes dar nenoriu. Tikrai, kai čia prasipjaustis, jeigu jau kirsim blokus, tikrai mane nebenuvilks to priekio. Nes ir jau šiemet, kai biškai užkliudžiau, tai net nepajaučiau. Jaučiau, kad atsitrenkiau kažką, bet tipo priekio nenusuko. Tai dabar dar prasipjaustysim, bus dar labiau minkštas, tai viskas gerai.
O jeigu jau stipriai nurašysim, tai jau tada nupirksim visą stiklo pluošto galą ir sumontuosim. Ir plus ketvirčiai visiškai sveiki, kurie nedengia viso galo, tai, taip, kam išmetinė dabar tos pinigus. Tai žodžiu, turbūt tam kartui bus tiek. Visai nemažai čia pavyko pasidaryti dalykų. Pradėjom pasirašymą 26 metų sezonui. Ir jo, iki kitų kartų.